Sveikinuosi su jumis iš tamsaus vakaro. Tai vėl bandau užtaikyti tokį laiką, kur yra mažiau žmonių, kad kuo mažiau būtų kadre. Ir tai yra jau nebe darbo diena, tai yra jau savaitgalis. Ir taip gavosi, kad pavyko užtaikyti. Užtaikyti tokį vakarą ir nuvažiuoti dabar į salę pasisportuoti, filmuoti vlogą. Nes darbo dienom praktiškai tampa nebeįmanoma. Ta prasme, nes tiesiog darbo nuo ryto iki vakaro labai daug ir aukoti miego tikrai nesinori, nes miegas yra itin labai svarbus mūsų gyvenime procesas tam, kad atsistatytume visapusiškai. Tai gavęs progą nieko nelaukiau, sakau, filmuosiu vlogą šį savaitgalį, kaip kas update padarysiu ir neturiu jokio laikiklio, tai rankoje laikau. Ir tokį trumpą intro, o visą kitą salėje papasakosiu, kaip kas vyksta. Tai šiandien darysiu nugaros ir rankų treniruotę. Ir šiuo metu mano splitas šiek tiek yra pasikeitęs, sufokusuotas į silpnesnių raumenų grupių išlaikymą. Ir būtent jas akcentuojant, aš bandau tą kiek įmanoma riebalą numesti. Ir kas liečia svorio metimą, tai aš jau pradedu matyti pokyčius. Jie yra negreiti, jie yra lėti, bet jau pradedu juos matyti ir net aplinkiniai, kurie mane pamato, jau vienas kitas jau pasako kažkokį komplimentą, kad jau matosi pokyčiai. Tai galima sakyti sutapimas, bet net ir tokie sutapimai arba tokie pasakymai motyvuoja, nes kartais kai save matai, atrodo, kad blemba niekas nevyksta ir nevyksta jokio pokyčio. Bet čia tiesiog yra daugiau psichologiniai dalykai, tai kai aplinka tau pasako, kad žiūrėk, čia visai tu jau neblogai tą progresą darai, tai iš tikrųjų susimastai, kad gal iš tikrųjų viskas yra ok. Kodėl aš tai buvau vienu momentu pamastęs, kad nieko nevyksta, nes šito dalyko nepasakau, tai prieš mėnesį ar kiek čia dabar nebežinau, išėjau iš fastingo, tai kas stebėjot mano ankstesnius vlogus, žinot, kad aš insulino rezistentiškumą šiokį tokį turiu, tai reiškia, kad man jisai labai smarkiai sukyla ir protarpinis badavimas man labai padėjo reguliuoti insulino šuolius. Šiaip jis man patiko kaip įrankis, nes vis tiek kai badauji, kortizolis kyla, automatiškai toks jautiesi aštresnio proto, nes tavo protas ieško maisto, jisai negauna maisto, tai jisai yra toks labiau aktyvesnis. Bet toj būsenai būti ilgai yra nerekomenduojama, nes fastingas turi būti naudojamas ne kasdien, o jeigu kasdien naudojamas, tai nedaug valandų. Jisai turi turėti šiokią tokią taktiką, metodiką, dėl to sakau, kad jisai yra ne visiems ir nebelenkaip naudojamas, nes žinau atvejų, kur žmonės naudoja fastingą tam, kad galėtų vos ne kasdien valgyti ten McDonald's, ten junk foodus visokius. Tai čia aš nemanau, kad yra išeitis. O kas liečia svorio metimą, tai viskas atsiremia į tą maisto kiekį, kurį mes valgome. Arba dar kitaip sakant, į tą energijos suvartojimą ir energijos sunaudojimą. Tai kodėl aš nustojau naudoti fastingą, nes pasibėjau, kad viskas kaip ir vyko ok, svoris krito, bet pradėjau pasibėti, kad ir raumeninas mano kažkaip nelabai, sakykime, atsistatyti pradėjo po krūvį, nes vis tiek maisto mažai, badauji ir jauti, kad kiekvieną sesiją atėjęs sportuoti, tu nebeatsigauni taip pilnai, kaip galėtum atsigauti pavalgęs. Galvoju, ok, pamėginsiu dabar daryti mažiau fastingo, nors realiai mes visi fastinam, kai miegam, tarp kitko. Tai perėjau prie 4-5 valgymų per dieną, bet tai nebuvo drastiškas šuolis. Aš viską dariau taip, kad tos valgymus papildomus porą, kurios pridėjau, nes aš kai fastindavau, valgydavau 2-3 kartus. Tai jie buvo realiai tik baltymai ir riebalai. Šiuo metu realiai yra ir angliavandenių šalia. Ir kai mėnesį laiko tai pradėjau daryti, pamačiau, kad mano kūnas labai puikiai reaguoja, organizmas puikiai reaguoja. Nebėra tų vadinamų krešų. Aišku, čia dar priklauso glikeminiai indeksai panašiai, bet šiaip tarp kitko, net ir tos aukšto glikeminio indekso produktus suvalgant jau nebėra krešo, nes viskas atsiremia į kiekį, kurį suvalgau. Ir pamačiau, kad mano organizmas labai gerai reaguoja ir pamačiau, kad mano raumeninas, jis tiek buvo išalkęs, kad jisai tiesiog tos baltymus į save savinosi. Ir
šiek tiek buvo tokia svorio stagnacija. Ir kadangi ta svorio stagnacija įvyko, be abejo, kai tu meti svorį, tu nori matyti ir kilogramus, kad jie krenta. Nors nebūtinai viskas yra svarstyklėse. Gali būti, kad ir svarstyklėse skaičius nekinta, bet galbūt raumeninė masė jinai laikosi, o gal net tam tikrais retais atvejais jinai gali šiek tiek ir padidėti. Jeigu mes ją maitiname, jeigu atsistatome, pailsime ir tas superkompensacijos, tas dėsnis, jisai puikiai veikia. Tai mano atveju aš tiesiog mačiau akyse, kaip mano raumuojasi akyse. Aš labiau jaučiu, nes tai mano kūnas. Kad tas raumuojasi labiau atsigauna, toks pilnesnis, stipresnis, ta jėga biškutį labiau pakyla, tai paskui galvojau, pradėjo psichologiškai suktis mintis, o gal šis plemba riebalą priaugų, nesuprantu. Bet paskui vis tiek, ačiū Dievui, turiu kolegų, su kuriais gerai sutarėm, vis pasako vieną kitą žodį, kaip kas gali pasitart. O su vienu treneriu, realiai jis yra mano treneris, tarp kitko jėgos trikovės čempionas, tai su juo būna pasitarėm, jisai man pasako, kaip yra iš tikrųjų. Nes jeigu būtų blogai, jisai pasakytų, kad blogai, bet jisai man pasako, kad važiuok pas tave čia ir jausmo biški pamažėjo, matosi raumenynas biški atsigavęs, pariškėjęs. Tai iš karto gali, kai turi iš šono tas akis, patarimą ir tikrai žmogaus, kuris gaudosi, kuris turi daug patirties ir supranta, kas vyksta su žmogaus kūnu, kai meta svorį ar augina svorį. Ir jis tau pasako ir patari, tada tu supranti, kad okei, gal čia viskas ir gerai. Tai lygiai taip pat ir su online klientais būna dirbu, kurie meta svorį. Sakau, gerai, atsiusk savo foto arba parodyk savo antropometrinius duomenis. Nes galbūt pas tave, sakau, svoris nekrenta kilogramais, bet riebalinė masė jinai mažėja, o raumuo jisai netgi išlieka. Ir būna, į viską atsižvelgiam. Galbūt keliamas svoris, pakartojimai galbūt didėja. Galbūt pajėgumas didėja. Ir mes tiesiog matom, kad jo kilogramai nekrenta, bet jisai, jo foto kas savaitę, ta prasme, rodo, kad jo kūnas keičiasi į gerąją pusę, jisai ryškėja. Tai irgi labai yra svarbu turėti tą tokį mentorių arba kažkokį šalia žmogų, kuris galėtų pasakyti, žiūrėk, nepanikuok, viskas okei, tavo kūnas puikiai reaguoja, tu darai šiokį tokį pokytį. Aišku, kai žmogus tai kasdien mato, ir jam yra sunku kartais pamatyti tą pokytį. Bet vis tiek mes galime patys įsvertinti, turėdami savo foto. Tai aš irgi pagal tai būna įsvertinu, tai senas foto palyginus dabar ir aš būna matau, kad veidukas biški čia, čia petukai biški, ten pilvukas biški. Supranti, kad okei, gal viskas ir gerai vyksta. Bet taip ir laikysimės dabar toliau. Ir žiūrėsim, ką galime toliau patobulinti, nes iki vasaros dar yra laiko. Aš šiaip įdomumo esu išsikėlęs, kad per tam tikrą laiką pasiekti tam tikrą rezultatą, nes taip yra įdomiau. Nes jeigu savęs nespausi, neduosi savo jokių ribų, dažniausiai žmogus yra linkęs savęs pagailėti. Ir kai mes pagailime, dažnai tas rezultatas yra labai lėtai pasiekiamas arba iš vis nepasiekiamas. O man labai tas žaidimas vadinamas veikia, kad kai aš susibrėžiu, kad per tokį laiką pasiekti tam tikrą rezultatą ir iš karto žinau, kokius atitinkamus veiksmus turiu daryti. Aišku, tikrai savęs nelinu ir savęs nevaržau taip kaip varžybininkai, nes aš ne varžybom ruošiuosi. Tai tai žiūrėsim, kaip kas bus. Tai manau dabar susitiksime salėje, nes laikau telefoną, jau man visa ranka sustingo, jaučiu kaip petys dega. Tai nuvažiuosiu iki salės. Manau, gal darysiu kokį apšilimą arba valosiuosi, tada gal labiau kažką pakalbėsiu, kaip kas čia vyksta. Visai matau netrumpą intro padariau. Kaip ir sakiau, prie volo susitiksim. Žiūriu, kad žmonių salėje, nors ir vėlyvas vakaras, specialiai išlaukiau. Bet žiūriu, vis tiek yra žmonių. Bet užsieniečiai. Matyt savo laiko juostą gal. Aš tai iš savo laiko juostos išėjęs. Bet ko nepadarysi dėl savo žiūrovų. Visgi palaikymo vis tiek kažkiek susilaukiu iš jūsų. Tai tas labai džiugu. Ir būna kartais irgi paklausia manęs kai kurie, tai ar negali dažniau kelt vlogą? Žinokit, su mielu noru kelčiau, kad ir dažniau. Gal ateityje pavyks ir kas savaitę kelt. Dabar kas 2 savaitės geriausiu atveju. Nes, kaip ir sakiau,
Pas mane užimtumas yra maks didelis, turiu atsistatyti dar darbų, bet darbų dar yra ir gyvenimas, yra dar ir kiti užsiėmimai. Papildomai dar krepšinį žaidžiu ir panašiai, tai tiesiog perdegčiau labai lengvai, jeigu dar bandyčiau darbo dieną kažką išpešti. Bet džiaugiuosi, kad dabar pavyko užtat atrasti laiko ir nufilmuoti. Tiksliau susiderinti, nes dabar galėjau realiai ilsėtis ir sakyti, kad va savaitgalis laikas savo, bet galvoju, va, pati galimybė dabar. Ir šiaip ir pats noriu būti aktyvesnis. Aišku, jeigu man už tai mokėtų kažkas pinigus, čia jums namiokas, kad man mokėtumėt pinigus, numesiu sąskaitą, tai žinokit, kad ir kasdien kurčiau, kaip ir pats jam Sulikas tam daro. Bet tiesiog tiek nėra galimybių, kai dirbi nuo ryto iki vakaro. Realiai net nežinau, iš tikrųjų, kur daugiau laiko praleidžiu, ar namuose, ar čia. Kur mano tikrai namai, iš tikrųjų net nežinau, neįsivaizduoju. Tai va, socialiniai medijai irgi tapau labai neaktyvus. Šiaip niekad nepasižymėjau didelio aktyvumo, bet dabar esu visiškai neaktyvus, nes irgi, kai esi šiokiam tokiam ir kalorijų deficite, daug judi, dirbi, sportuoji, vakarė tiesiog nebelieka jėgų ir tiesiog būna galva nebeveikia, nebedirba, dar į klientam atrašyti, online coachingo klientus prižiūrėti ir paprasčiausiai Instagram'ą tiesiog nebeįlendu. Tai dėl to, jeigu dar kas mane sekate Instagram'e, Facebook'e ar dar kažkur, TikTok'as, tai žinokit, kad esu neaktyvus, nes tiesiog bandau neperdegti. Bet manau, čia toks trumpas etapas yra, nes vis tiek darbus dėliojasi taip, kad jo nebūtų per daug. Ir bandysiu ateityje būti aktyvesnis idėjų, tai turiu krūvą topikų prisirašęs, ką aš norėčiau nufilmuoti, parodyti, reelsai visokie. Ir šiaip, manau, reikėtų pradėti kalbėti per istorijos daug kitom aktualiom temom, nes kad ir, pavyzdžiui, tas pats kūno kultas, kuris yra labai išaukštintas, aš esu už sportą ir aš gerbiu kiekvieną sportuojantį žmogų ir man nėra skirtumo ar didelis ar mažas visiškai, bet šiek tiek yra tokių stereotipų prikurta sporte, dėl kurių kiti žmonės save riboja, prisigalvoja, kad yra per prasti ir panašiai. Dėl to aš su tokia idėja viską, kurių darau, va šitos vlogus darau, nes kaip matote, nesu aš kažkoks didelis kultūristas, kačiokas, ambalas, paprastas sportuojantis žmogus, kuris dalinasi savo patirtim, įžvalgom ir aš taip pat tobulėju ir laisvai priimu irgi kitų žmonių žinias, nes aš manau, mes visi esam vienodai verti ir visi turim savo unikalią patirtį, pramintą gyvenimo kelią. Tai tiesiog noriu parodyti savo tą pusę, kad jūs neprivalote būti kultūristas, kad pradėtumėt filmuoti vlogus, jūs neprivalote būti didelis kačiokas, kad būtumėt treneris ir panašiai. Gyvenime viskas netaip turėtų veikti. Faktas, kad mūsų išvaizda parodo be abejo, kad mūsų žinios pasitvirtina, bet kalba eina tikrai ne apie adatas. Tai va, pamąstymai tokie dalykai. Dabar dar pabaigsiu apšilimą ir manau susitiksime jau prie nugaros pratimų. Ir parodysiu, kokią šią treniruotę tą darau, nes dabar akcentas bus pagrindę nugaros platėja. Rankas darysiu akcentuojant bicepsus. Jeigu liks noro laiko, tai dar tricepsus padarysiu. Bus matyti. Tai va, susitiksime jau treniruotę. Labai dėmesio nekreipkit, biškį lengvai išsipumpavę yra pečių šonai, nes kadangi jaučiu, kad šiandien mano pečiai visai atsistatė, tai pagalvojau, padarysiu pečių šoną pirmą, nes mano pečiai yra silpniausia raumenų grupė. Dėl to visada rekomenduoju treniruotę pradėti nuo tos raumenų grupės, kuri yra silpniausia, nes jūs ateinate treniruotę, turite daugiausiai jėgų, esate šviežiausias, dėl to, kodėl neišnaudojus tų jėgų daugiau ant silpniausių raumenų grupės ir paskui pradėti pagal prioritetą antrą, trečią grupę raumenų, kurie jums yra svarbi. Tai padariau pečių šoną šiek tiek, priplūdo kraujo, tai, sakykime, stipriai nedariau, tik su lengvu svoriu, ant pakartojimų daugiau. Dabar padarysiu galinę pečių dalį, kokias 4 serijas ir tada pradėsiu nuo prisitraukimų. Ok.
Darysiu apie 15 kartų. Rankas išvedu į priekį labiau ir stengiuosi menčių nesuvest. O jeigu mentės vis tiek vedasi, jaučiat nugaros vidurį, tai jūs daugiau išveskite į šoną rankas, lyg kažką bandytume šone siekti. Alkūnės laikome šiek tiek aukščiau, taip labiau apkrausime pečių galinę dalį. Pilnai nepaėdam svorio, atvedam ir lėtai atleidžiam, neskubam, laikom, šiek tiek ištempimo gaunam, pauzę ir vėl. Ir va taip 15. Biškai daugiau svorio reikės. Aš dažniausiai sportuoju anksti rytais prieš darbą ir turiu mažiausiai jėgų tada. Tai mano svoriai darbiniai būna mažesni, bet dabar vakare valgiau šiandien, kadangi savaitgalis, tai tik 3 kartus, bet patreniruotės dar biškai užkąsiu, tai bus 4. Tai automatiškai daugiau jėgų turiu. Ir toks šiaip pailsėjęs, daugiau pamiegojęs. Gerai, daugiau svorio dėsiu. Kaip matėt, net ir į galą, kai pavargau, nesugebėjau padaryti pilno atvedimo. Aš dariau realiai tik tokioj amplitudėj, vis tiek nesustojau, toliau dariau, nes vis tiek čia raumo daugiau ištempimo gauna, jis gauna daugiau krūvio. Tai visada pamėginkit išnaudoti, iškart nepadės svorio, dar kokius 5, kokius 3 pakartojimus padaryti va toj amplitudėj. Ir patys pajausite, kad raumo tikrai nėra taip, kad nedirba, atsipalaiduoja tiksliau. Jis kaip tik labiau dirba ir pajausite patys tą degimą galinės pečių dalies. Pamėginkite, nes čia yra ištempiamoji fazė, labai svarbi raumens hipertrofijai ir svarbi tam, kad palaikytume tinkamą raumens funkciją, kad jis ne tik gebėtų susitraukti, bet ir gebėtų išsitempti. Tai pamėginkite pasivadovauti šito patarimu mano. Ir jeigu taip nedarėte, bet pamėginsite padaryti, galite parašyti komentaruose, kaip jums jautėsi. Nes aš, pavyzdžiui, įterpiau tokius į savo metodikas, tai raumens darbą jaučiu kaip niekad geriau. Pamėginkite. Net svoris dar lengvesnis pasidarė. Gal per daug pailsėjau. Net keista, kad daugiau svorio keliu. Nu, bet normalu, vis dėlto pavalgęs. Čia kaip ir kai festinau kokius svorius keldavau ir dabar kai esu 4-5 valgantis kartų žmogus. Tai skirtumas yra, tai irgi kai ryte sportuoju, po nakties vis tiek esame tokie labiau išsisunkę, tiek vandens, tiek maisto mažiau gavę. Tai ir mažiau jėgų turim, o dabar į vakarą toks jaučiasi pilnas raumuo, pumpuojas. Pasididinsiu dar vienu. Padarysiu 4 seriją,
o mes susitiksime prie susitraukimų, nes čia tai būna, kai vakarė sportuoja, jau galva nebedirba. Prie susitraukimų susitiksim. Prisitraukimų, nes vis tiek vis serija ta pati bus. Tai pasidarau, nes mano video ir taip jau ilgi yra. Gal kažkada pavyks gyvenimą padaryti trumpus. Va, pavyko Tenerifei padaryti vieną trumpą. Bet tai tam po vieną seriją realiai filmavom, dėl to ir gavos trumpas. O dabar kaip po 3 serijas, dar kai aš toks pakalbantis esu, tai gerai pasidariau dar galinę pečių dalį. Dabar prisitraukimai, bazinis pratimas su kūno svoriu. Ypač kas nori didelių sparnų, tai yra nugaros plačiųjų raumenų. Tai prisitraukimai yra vienas iš tų pratimų, kuris turėtų būti nuolatos atliekamas ir tobulinamas. Žinoma, jeigu yra per sunku daryti, galima rinktis treniruoklius pradžiai, bet šiaip aš visą laiką esu už tą primityvesnį būdą, kad mėginti pačiam trauktis. Nes ir pats, kai pirmą kartą nepadariau prisitraukimą, atsimenu, bandžiau trauktis ant turniko ir per 3-4 savaitės padariau pirmą savo prisitraukimą, paskui dar greičiau padariau sekančius kitus. Gal per 2-3 savaitės, neatsimenu tiksliai. Ir dar būna, jeigu, tarkime, norite padaryti prisitraukimą arba nebeina padidinti prisitraukimų pakartojimų, labai gerai yra paįvairinti krūvį ir mėginti, tarkim, ne trauktis į viršų, bet treniruoti ekscentrinį krūvį, raumens ištempimo fazę, nes čia mes esame stipresni, tai pasiemame, jeigu turime pakilas, jeigu ne, kokią kėdutę galim pasidėti, atsistojame į viršų ir iš čia lėtai išsileidžiame. Išsileidžiame, pilnai išsitempiam, kojų nepadedam ant žemės, tada nulipam, užlipam ir vėl kartuojam. Ir taip padarom kokius bent 10 kartų, 4 serijas. Jeigu, tarkime, padarote 8 prisitraukimus, tai jūs galite mėginti 15-20 kartų tai padaryti, pajausti, ant kiek raumo pilnai išdega. Aš tai darysiu kokias 4 serijas, nežinau, kokius po 10 kartų. Pritruko 2 pakartojimų. O galime skaityti tos, kur jums rodžiau 2 pakartojimus, kaip pirmais aiškinau, tada būtų 10. Pamėginkite taip lėtai atlikinėti. Prisitraukėt greitai, pauzę, lėtai atsileidžiat ir pilnai išsitempėt. Pamatysit dvigubai sunkiau padaryti prisitraukimus, nei tiesiog greitai pumpuoti. Ir raumuo kitaip jaučiasi ir šiaip sustiprėsit labiau. Čia irgi vienas iš progresijos variantų, kaip pasisunkinti prisitraukimus. Nemanau, kad visus čia filmuosiu. Irgi pataupysim laiką. Tai manau, tiesiog eisim prie kito pratimų, susitiksim. O aš čia dar padarysiu 3 serijas. Tai va, susimatysim prie kito pratimo, manau. Nors pagalvojau, suteiksiu antrą šansą jum ir parodysiu dar, kaip darau prisitraukimus iš kito kampo. Biškį plačiau šiek tiek pasimsiu. Žodžiu, kiekvieną seriją po vieną pakartojimą krenta, bet gerai. Vadinasi, sąžiningai darau, raumo išvargsta, krenta pakartojimai. Taip ir turi būti. Gerai. Padarysiu vieną plačiai trauką. Tai irgi veiks sparnų viršutinė dalis, apvaliai nugaros raumenis.
imsiu platesnį variantą, vesiu mentės, tai ir tarpumentė vis tiek veiks. Kiekvienas paėmimas, skirtingas paėmimas krauna šiek tiek skirtingas nugaros dalis, bet turėkite omeny, kad ir kitos nugaros dalis vis tiek veikia kartu. Tik vienos veikia šiek tiek stipriau, kitos veikia šiek tiek mažiau. Čia jau priklausys nuo to, kaip mes įsistatysime, kaip mes vesime mentės, kur akcentuosimės. Tai gali atrodyti, kad du žmonės daro panašiai, bet jie gali daryti skirtingom raumenų grupėm ir visai būdų skirtingai jausti skirtingas vietas, kuriem labiau jos veikia, kurios dega ir panašiai. Tai sakykime, kad tai bus mano individualus pasirinkimas, bet galite ir jūs pamėginti be abejo. Gerai, reikia iškart daugiau svorio įsimesti. Šito darysiu 10 kartų. Visada bandom pratempti priekį, pratempiam ir suvedam. Iškart užtaikiau darbinį svorį. Tai va, tas ištempimas irgi labai svarbus. Svarbiausia yra išvesti, kiek eina pilnai mentės. Tokiu būdu raumuo įsigaus savo pilną amplitudę. Jisai ne tik susitrauks, kaip ir minėjau, bet ir išsitemps. Dėl to kartais būna kitiems žmonėms užsispaudžia tos tarpumentės vietos, kurie rombiniai raumenys. Ir dažnai pažiūrėjus jų techniką, jie būna, kai daro, neišveda pilnai, bet jie vien ant sutraukimo daro viską. Bet kai jiems sutvarkai va tą dalį, kur išsitempia raumuo ir duodi pataisai, kad eitų pilną amplitudę, po savaitės dviejų praktiškai jie nebejaučia jokios įtampos, jokio užsispaudimo, skausmo tarpumentės srity. Jau darosi karštas, sušilęs. Bandom toliau. Antra serija. Tas pats svoris. Dar porą serijų padarysiu. Tai va, kiek čia gausis dar vienas pratimas, nugaros platiesim. Po to padarysiu dar vieną ištempimą pasilenkus. Esu, man atrodo, pačiam pirmam blogai daręs. Tada bicepsai. 1-2 pratimai gal, nes kai darai traukas, bicepsai va dirba ir praktiškai pampą gavęs. Ir jeigu liks jėgų, laiko tai liks, matau, bet jeigu liks jėgų, tada tricepsą padarysiu. Jeigu nepadarysiu tricepsą, aš tiesiog padarysiu prie krūtinės treniruotės. Kadangi mano rankos labai gerai reaguoja į krūvį irgi, tai nieko tokio, jeigu, tarkim, vieną raumenų grupę padarysiu prie vienos grupės, kitą raumenų grupę prijungsiu prie kitos didžios raumenų grupės. Tai va, pafilmuosiu 3 seriją, 4 jau nebe. Susitiksim paskui prie kito pratimo. Nes čia labai garsiai muzika kala. Aš labai tikiuosi, kad šitam videokui nebus copyright. Nes užpaitam copyrightas buvo dėl to, kad garsiai muzika groja. Tai čia yra kolonkės virš. Ten mažiau muzika groja. Tai dėl to stengiuosi čia mažiau serijų filmuoti. Bet manau neišvengsiu, nes copyrightą, man atrodo, per pirmas 15 sekundžių gali mušti. Bus kaip bus, nieko nepadarysi. Svarbu, kad jūs mano prenumeratoriai pamatytumėt.
Viskas. Gerai, dabar trauka platėsiam nugaros raumenim po vieną ranką bus. Tai trauksiu kuo mažiau stengdamas atlikti lenkimo iš rankų, nes jeigu iš rankų lenksiu, tai labiau faktas, kad bicepso raumuo paims. Ir jeigu aš trauksiu su ranka labiau už kūno, tai irgi krūvį labiau perims ranka. Aš stengsiu traukti iki kūno ir traukti rankeną link dubens. Kai trauksiu, dar atliksiu rotaciją, nes nugaros platusis raumuo padeda rotuoti stuburui iš šono. Arba tiksliau, stuburo rotacija vyksta irgi iš nugaros plačiojo raumens. Tai būtent su rotacija patys pamėginkit irgi pajausit, dar labiau susitraukia raumo. O į priekį be abejo ištempsiu. Galima vieną koją dėti čia, kaip jau patys norit. Aš dėsiuosi dvi. Vieną ranką įsiremiu ir nuo silpniausios pusės pradedu nuo dešinės. Dar šiek tiek palinkstam į priekį, sutraukiam šiek tiek presą ir dar labiau susitrauks nugaros platusis raumuo, nes jeigu presą paleisim, nugara perims tiesimiai raumenis. Taip mes paimsime daugiau irgi apkrovos platėsiam, bet ne tiek smarkiai, kiek, pavyzdžiui, galim sutraukti šonkaulius į vidų labiau ir net nereik daug traukti, iškart platusis susitraukia raumuo. Nerealiai jaučiu, kaip čia susitraukia viskas. Nežinau, 10 ar kiek padariau, kartais būna skaičiavimo pametu. Ypač kai kalbu, iškart pametu skaičiavimą. Kažkaip niekad neišmokau multitasking. Kai darau pratimus po vieną ranką, tai automatiškai ir mažiau ilsiuosi. Nes ko vieną padaro ranką, pailsi šiek tiek kitą, su kito darai, tada duodi kokiai 15-20 sekundžių, vėl su kito darau. Tai realiai, kol čia perstačiau stovą, per tą laiką jau beveik pailsėjau. Faktas, galiu ir ilgiau pailsėti, daugiau jeigu bus. Bet mėgstu ir intensyviau padaryti pratimus. Aiškus, galima ir gražiau daryti, nei čia darau. Jau jaučiasi svoris didesnis, bet iš principo dabar nesusimažinsiu svorio. Aš vis tiek jaučiu plačios raumenis, aiškus, jaučiu, kad ir ranka jau jungiasi labiau darbą. Bet nieko, kartais ir taip galima. Kartais galima for fun pakilnoti. Ar galėčiau daugiau svorio dar patraukti? Be abejo, per pus galėčiau daugiau dar patraukti. Bet ar tai bus efektyvu apkraunant mano plačios nugaros? Ne, daugiau traukimo gausiu iš rankus. O sumažinęs svorį galėčiau dar labiau maksimalizuoti tą sutraukimą. Bet neapsikraunu. Leidžiu savo kartais irgi tą ego tokį biškį liftingą panaudoti. Vat irgi, kodėl aš stengiuosi eiti, kai žmonių mažiau.
Galiu statyti kamerą, kur noriu. Ir nesijaudint, kad trukdysiu kokiam žmogui daryti pratimą kažkur. Nei pats žmogus labai užlysti ekraną. Neįmanoma iš jis daryti vlogą. Realiai abiem pusėm būna tada gerai. Niekas nenukenčia, niekam nesimaišo. Aiškus, kažkada ateityje reikės jau ir dieną filmuoti. Neišvengs. Padarysiu dar vieną seriją. Reisiu prie ištempimo, bet jau tos nebefilmuosiu. Ir jau nuovargis po biškį vejasi, tai aš manau, kad padarysiu tik bicepsus po nugaros. Tricus darysiu prie krūtinės tiesiog. Gerai, dabar ištempimas bus. Padarysiu kokias 2-3 serijas tik, nes jaučiu, kad užtenka nugarai. Esmė šitam pratimui yra ne per nugarą susilenkti, bet per klubus. Nes per nugarą būtų va šitaip, o jeigu nugarą išlaikom tiesią, mes per klubus susilenkiam, tai sėdime stumėm atgal, keliai šiek tiek prilenkti ir rankas kiek eina virš galvos, ištiesiam ir į apačią spaudžiam rankenas ir vedam mentis. Vedam žemyn mentis. Vėl ištempiam ir nuspaudžiam. Čia labai gerai išsitempia ir sutraukia platėjai nugaros, nes jeigu norėtume išgauti sutraukimą viduriniai nugaros daliai, tai reikėtų labiau išsitiesti ir čia paleisti ir labiau suvedimą atlikti, bet aš ne ant to dirbu dabar. Tik, man atrodo. Užtenka to svorio. Manau, dar vieną seriją padarysiu, užteks. Užteko 12 kartų. Suoliukas bus maždaug apie 6 laipsnių. Svarbiausia pilnai įsiremti su nugarą, galvą padedam ir rankas žemyn. Šiek tiek suvedam mentis, įtempiam tricepsus, tada dar labiau išsitemps bicepsas. Aš dar mėgstu va šitai pasukti į neutralią padėtį, tada dar labiau tempiasi. Ir paskui tik supinaciją daryti ir tada lenkti, man taip asmeniškai labiau jaučiasi sutraukimas. Va, ištempiu ir sutraukiu. Čia labiausiai bicepsas veikia būtent ištempiamoji fazė. Ir maždaug apie 10-15 kartų.
13 kartų. Bickas belen kaip jaučiasi. Jau padariau vieną seriją iš karto. Ir šiaip tas vakarinis nuovargis toks. Taip laikas sportuočiau. Gal studentavimo laikais taip ir buvo. Kai viskas būdavo į vakaro pusę, ne viskas, bet kai kurios paskaitos, tai ir varai paskui vakarę sportuoti. Ryte ilgiausiai pamėgi, ant pietų beveik atsikeli. Tai va. Manau, čia vienos serijos tokios užteks pafilmuoti. Paskui dar prie vieno Bickas, kur padarysiu po vieną ranką tokį pratimą. Ir manau, bus jau viskas šiam vlogui, nes ir taip jau ilgas. Na va, bus paskutinis pratimas. Lenkimai, bicepsai po vieną ranką treniruoklį. Kažkada buvau daręs net videos iš to. Tai va, kai yra kampas toks pasvirimas, įstrižesnis, tai stenkitės pilnai neištiesti. Nesvarbu, kad čia ištempimas, ale viskas ok, raumo dirba. Bet yra junginiai sausgyslės. Tai vat būtent šitam kampe, čia eina svertas per šitą vietą ir raumo gali atlaikyti, bet sausgyslę gali neatlaikyti ir gali nuplyšti. Tai aš rekomenduoju, jeigu norite ištempimo, yra kitų veiksmų, kaip prieš tai dariau pratimą. O pavyzdžiui, kaip šitas, tai jau geriau tada pilnai netatiest, labiau padirbti ant įtampos. Vėlgi po vieną ranką, kai darau, pradedu nuo silpnesnės, tai padarysiu po 10 kartų. Pats tas. Dabar, kai šitą pratimą darau, ne pastoviai tiksliau darau savo šitam mezocikle, tai iškai žinau, kad rimdu ant rankos. Manau, 3 serijos bus per akis. Atsimenu dar po to vlogų savo, kur Varšuvai filmavau, gavau komentarą, kur žmogus parašė, kad kažką tojo, kad ale blemba pradedantieji, čia iškart vandamkės, ragatkės deda saletas, maikės be rankovių, jau čia kažkas yra blogai. Nežinau, iš kur tokios panetkės parėjo. Ar iš kur tas stereotipas parėjo, čia atsiprašant taip, bet jeigu jums, tie kas taip galvojat, žmogus turi turėti būtinai užsikačialinius raumenis tam, kad galėtų nešiot maikę be rankovių, tai ką jūs užsikočiuojat kojas ir nešiuojat stringučius, ta prasme, kas čia per stereotipas. Tai mažiau tų stereotipų ir kitas dalykas, mažiau klausykit tokių žmonių, nes tokie žmonės tiesiog turi savyje daug neigiamos emocijos, daug pykčio, daug neapykantos, pavydo ir jie tiesiog dažniausiai būna prisikabinėję prie kažko, prie kitų, visai kažkas nepatinka, netinka ir prisigalvoja, kad čia ale jau ne kačiokas esi, tai jau negali nešiot maikės be rankovių. Tai, ta prasme, jeigu su tokiais stereotipais gyvenat, tai gal net neklausiu, ką jūs ten pradedat nešiot, kai kojas susikočiuojat. Nu, ta prasme, juokinga tiesiog. Tai jeigu taip visi mąstysim, tai čia tik daugiau problemų, daugiau nepasitikėjimo sukelsim. Patys pradėsime save stabdyti gyvenime nuo kažko. Tai siūlyčiau, gal nieko nesiūlyčiau. Tiesiog padirbkit su savo mintim, emocijom, savo galbūt kažkokiom problemom gyvenime. Jeigu tokie kyla, man tiesiog juokingi tokie komentarai yra labai. Tai visiškai nesiparinu, deduojas maunos, ką noriu. Jūs irgi dėkite, smaukitės, ką nori, nekreipkite dėmesį, ką kiti tam sako.
čia jau tų žmonių problemos atsispindi, jeigu jiem kažkas nepatinka. Geriau pirmiausia yra apsitvarkyti savo daržą, o ne žiūrėti kito kaimyno daržą. Tai dar pasakysiu vieną dalyką. Aš net netrasčiau laiko, net jeigu man kažkas nepatiktų pakomentuoti kažkur, kažkokią tai išsakyti neapykantą, kažkokį blogą komentarą, kažką. Aš net neturėčiau laiko tam, tai patys pagalvokit. Žmonės, kurie rašo neigiamus komentarus, visų pirma, ar jie veik neturi ką gyvenime, neturi kur išsilieti. Bet ta prasme, normalūs žmonės, kurie užsiėmė gyvenime, turi tikslus, turi savo buitį gyvenimą, tai jie nelenda į kitų daržą. Aš nesakau, kad dabar nepriimu kritikos. Aš kalbu labiau apie tą neigiamą reakciją, apie tos neigiamus komentarus, įžeidimus panašiai. Čia nėra kritika, čia yra įžeidinėjimas. Prisiknisimas prie lygios vietos, tai kad žmonės neskiria, kurie išsako kažkokią tai kritiką ir iš viskas sako nuomonę, kai niekas tavęs neklausia to. Jokinga. Bet gal tiesiog žmogus neturi kur gyvenime pasireikšti. Tai va, aš noriu paskatinti jūs visus irgi nekreipti dėmesio, nes kad ir ką gyvenime bepradėsi daryti, visada neįtiksi toks, koks esi, tai būsi per mažas, tai būsi per didelis. Jeigu esi per didelis, per daug raumeningas, visi sakys, kad tu naudoji steroidus. Jeigu tu nesi raumeningas, ta prasme, netrodai kaip kultūristas, esi mažiau raumeningas, visi iškart pradės sakyti, kad va čia tavo forma yra šūdas ir panašiai. Tiesiog visų pirma nėra nustatytos idealios formos. Mes kokie gimėm, tokie gimėm, ką galim iš savęs geriausio padaryti, tą ir darom, mes nesilyginam, neturim lygintis vieni su kitais, mes turime palaikyti vieni kitus ir paskatinti, pakylėti, o ne žeminti, nes iš to jokios naudos nėra. Taip mes visi galime kartu augti, padėti vieni kitiem ir bręsti kaip žmonija, kaip bendruomenė, o nesmugdyti vieni kitus. Tai tiesiog mažiau kreipkite dėmesį, nes visą laiką, kad ir ko stengsitės būti tobulas žmogus gyvenime, atsiras kas prisiknis, kam jūs nepatiksite ir sakysite savo neigiamą nuomonę. Bet ir atsiras visada žmonių, kurie jūs ir palaikys, parašys gražų komentarą, parašys žinutę, gal ateis salį, pasisveikins, gyvenime kažkur pasisveikins, pasakys kokį komplimentą. Tiesiog turi viziją, turi svajonę, turi idėją, turi ją daryti. Nesvarbu, koks tu esi, kaip tu atrodai. Tiesiog daryk, eik žmogau, klysk ir pasieksi taip gyvenime viską. Mūsų geriausias mokytojas gyvenime yra klaidos. Klaidos ir yra tai, kas mus mokina. O jeigu jūs lauksite dienos, kada būsite tobulas, pasieksite ir galėsite tada pradėti, neateis ta diena, nes nei vienas mes nesam tobulas. Ir nei vienas mes visko nežinom iki galo. Tik darydami mes galime sužinoti, ko nežinom ir tobulėti. Lygiai taip pat ir aš darau, aš nesakau, kad aš viską moku, kad aš žinau, aš pripažįstu, kad man daug kur dar tobulėti reikia. Bet bent jau vienam žmogui galiu kažkom padėti patart, va šitai. Valio, važiuojam darom. Kaip Tarzanas sako, sik. Tas tai geras veikėjas, kosminis. Bet kad ir koks veikėjas, jo pozityvumas įveda irgi į priekį. Aiškus, čia gal ne tą pavyzdį paėmiau, bet nesmė. Nu ką, valia, Elfin pabaiga. Nu, pasidariau treniruotę, bet čia toks ekstra kadras, jeigu netyčia pateks, reiškia geras pumpas. Va.
Visai neblogai. Štai pastatysim. Tai presas dabar. Visai ryškus. Bet dar trūksta nugara. Tai va, forma kaip ir not bad. Tikiuosi neprailgo ir parašykite komentaruose, kas iki galo žiūrėjote. Ar jums yra smagu žiūrėti va tokius, kaip pats filmuojasi vlogus, ar jums įdomiau, kai mane kažkas filmuoja. Dažniausiai atveju tai būna Urtė. Bet mums Urtė yra labai sunku susiderinti, nes jinai studijuoja, aš daug dirbu. Ir mums tą suderinti laiką, kuomet jinai laisva, aš laisvas, ir kad nebūtume kažkur išvarę, yra labai sunku. Bet faktas, jeigu daugeliu nesižiūri va tokie tiesiog sustovu, kaip pasfilmuojas, tai kažką bandysim, žiūrėsim, derinsim. Bet man taip žymiai patogiau ir aš taip galiu daugiau prifilmuoti, dažniau įmesti. Šiaip tai labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi kažką naudingo pasiėmėt. Aišku, šiandien kiek mokomasis videkas buvo, čia daugiau toks jau iš mano pusės, ką aš darau, kaip man viskas sekasi, kaip veikia. Tai patys matėt, patys esate teisėjai, ar kažkas man kinta su forma ar nekinta. Bet aš asmeniškai pastebiu tos skirtumus ir aš esu to patenkintas, ką matau. Aiškus, manau, dar biškį spartinsiu reikalus, nes norėčiau, kad biškį viskas greičiau vyktų. Bet faktas, nenoriu ir raumens prarasti. Bandysiu kas 2 savaitės, o taip reguliariai nufilmuoti videkus. Ir žiūrėsim, kaip išeis. Nes dabar paukas dar pavyksta man tai padaryti. Bet kaip ir sakiau, galimybės tiesiog nelabai leidžia dažniau kelto. Žinau, kad atsiranda norinčių. Aiškus, man žiauriai malonu, kai man kažkas parašo, aš matau, kad yra norinčių, klausia, kada įkelsiu. Gal kažkada ateityje reikės kokį contribui pagalvoti, gal jeigu bus norinčių, kad kelčiau ženkliai dažniau. Tai man finansiškai gal apsimokės. Aiškus, čia jokas jokais, bet namioką numečiau gerą. Tai va, manau viskas tiek. Tai susimatysime kitam vlogę. Galbūt, tikiuosi, būsiu padaręs dar šiek tiek matomesnį pokytį. Tai va, sėkmės ir jums, siekit savo tikslų. Iki kito karto.